Tegu Dievas tave saugoja svieto lygintojau. Gražinkit man arklį. Mažų vaikų pagailėkit. Iš kur žinai, kad tavo arklys pas mane? Žmonės sakė, žmonės matė, kaip iš laukų nuvedė. O ar tu pažintum savo arklį? Su žvaigždė toks, bėras. Pas mus daug bėrų ir visi su žvaigždutėmis. Ieškok, ieškok. Maniškis, maniškis. Kas vogė arklį? Aš dar kartą klausiu. Kas vogė arklį? Aš? O aš nežinojau. Čigonas sako, 4 reikia su žvaigžde. O čia kaip tik pasitaikė. Žiūriu, braido palaukė, aš jį užpavadžiu ir... Kieno arklys, teiravaisi? Tai kad su žvaigžde. Čigonas liepė. Priesaika, Jeronimai, priesaika, kurią davei prie pušies. Prisimeni? Tai kaip bausim, vyrai? Pagal priesaiką. Ant šakos tokį, kad visi žinotų. Juk prisiekė vardienių neskriausti. Nereikia, nereikia. Ne iš blogo juk jis. Nereikia ant šakos, nereikia. Kelkis! Prieš ką klaupies? Juk aš ne ponas. Gal iš tikrųjų nereikia. Ne iš blogos juk Jeronimas. Vogti nepratęs. Koslės neturi. Špyga taukuota. Koksgi jis valstietis, jei mužiko arklio neskiria nuo pono arklio. Tegu dabar pavosto. Tegul pavosto. Arba ant šakos jį. Geriau jau ant šakos tada. Nebušiuosiu aš arklių uodegos. Motiejau, pasimk porą vyrų ir dumk prie Luokės kelio. Gubernatoriaus pasiuntinys veža parėdimą į Gruiniaus dvarą. Gerai pakratyk. Gubernatorius ne Elgeta, o be to mums įdomu žinoti, kiek jo šviesybė siūlo pono Edmundui už mūsų galvas. Lėk. Lėkiu. Ačiū tau, Marija. O dabar kuo skubiausiai grįžk į dvarą, kol tavęs nepasigedo. Nu! Kas ten? Tadai kažkas apie stovyklą sukinėjasi. Aš jį mačiau, tuo mes jam užkirsim kelią. Paspruko špiga taukuota. Viena bėda, ne bėda, kad Motiejui velnės kojas nepakištų.
Žiūrėk. Ir karvė. Ir ta. Kasgi dabar bus? Žmonės gerieji. Kaipgi dabar gyvensim? Nusipirk karvę. Čia ir trobesiams užteks. Bėda negėda, o kai viską įsigysi, pasimelsk kokį kartą ir už tą blindą. Tai daily pušis išaugusi. Ne į tą pusę žiūri, ant liepto. Kas tau, Tadai?
tu šitaip, su rūbais? Man visai nejuokinga. Aš rėksiu. Tadai! Aha! Ko čia rėkauji? Visokių dvikoje esu sutikęs. Ai, visokių. Ir kiekvieną savaip kvailioja. Ak, tu Sviete, koks tu margas. Špyga tau kota. Tada! Sveikas, Kuliešiau. Jojame į tavo kiemą, galvojam, vien plėnius rasim, o iš čia dvaras statosi. Šia tau. Ir karvė iš pelenų prisikėlė. Mes laukiam dvare, laukiam, galvojam, žmogų nelaimė ištiko, gal pagalbos reikės. Matai, koks išdidus. Bet ponas Gruinis vis tiek tavęs labai pasiilgo. Aš neturiu jam ką pasakyti. O kodėlgi? Neturiu ir tiek. Aš jam daugiau neskolingas. Matyt, už didelį pinigą blinda tave nupirko. O kiek kartų tu esi jį pardavęs, tavęs nepaklausė? Ponas Edmundai. Jis piktas, tas tavo geradėjas, labai piktas. Tai gal vis dėlto atsiras, kas pasakyti ponui Gruiniui? Galvok, galvok, tik žiūrėk, kad nepavėluotum. Tu manai, aš vėluoju. Velio. Tučka Jeronimas dar niekada nemelavo. Bučiavau aš tą uodegą. Aš Jeronimas bučiavau arklių užpakalį. Už ką? Už ką? Už ką aš tave klausiu? Į snukį reikėjo ir gana. Kam į snukį? Ogi bobai. Kam jį šitaip? Užpakalį reiškia. Ne bobaja. Arkliujaš. O blinda įvengia. Vyrai dantis atvišę. Šinkoriau. Su Dievo padėjimu. Už ką geriam, kaimynė? Argi svarbu už ką? Svarbu, kad tu žmogus. Ir matyt geras žmogus. Pievelio lašų negaili. Eik, tu negėda, kiolė, eik, tu visam kaimui gėda dar. Tai va, viena dešra. Tu manai, kad aš meluoju? Nė velnio.
Visą amžių pragyvenau, neatmenu, kad kas iš manęs būtų juokęsis. O jie man arklio uodegą nedovanosiu. O tu jam taip ir pasakyk. Taip ir pasakysiu. Taip ir pasakyk. Pasakysiu. Žinoma, pasakysiu. Jis dar gailėsis. Pamatysi. Tegu gailis. Man nusispjaut. Nusispjaut. Tai kur tu mane vedi? Einam, einam. Einam. Aš į kleboniją, o jūs žiūrėkit. Kuliešiau, pakviesk poną Grujinių. Na? Kur blinda? Prasižiosi ar ne? Aš noriu pamatyti tavo draugožį. Gal nuvestum pas jį? Nuvesčiau. Bet kad tavo snukis man primena arklių užpakalį. Na, ką gieda tas girios paukštis? Tyliai, rupūžgalvis. 9 kartą vandenį liejam. Mažai, dabar muzikai kantrus. Palauk, palauk. Nu šitą barzdą lyg ir matyta kažkur. Aha, prisiminiau. Toje pat prakalbinti, toje pat. Palauk. Gatavas. Animus diabolio datum est. Tai reiškia, jog šitas mužikas nebuvo kantrus. O gaila, labai gaila. Važiuojam.
Tėve mūsų, kurs esi danguje, teesie švęstas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir ant žemės, kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien. Aš nekaltas. Aš nenorėjau. Mane privertė. Vyrai, kaimynai, pasigailėkit, pagailėkit. Broliai, kaimynai, pasigailėkit. Pagailėkit, pasigailėkit. Blinda dingo. Povilai, tegu vyrai pailsi. Apžiūrėkit sužeistuosius. Nulipkit nuo arklių. Vyrai miške laukia. Baisi naktis. Aš pirmą kartą pajutau, jo galiu pavirsti žvėrimi. Aš pavargau. Pasiilgau namų šilumos ir ramybės. O čia kasdien ugnis ir kraujas. Net sapnuose. Vaikus laikas auginti, lopšius kalti. O mes? Man regi žmonės net varguose laimingesni už mus. Vieniši mes kaip lauko akmenys. O čia kasdien mirties kvapas ir nežinia. Vyrai laukia, sakau. Motiejau. Aš nebegaliu daugiau slėpti nuo tavęs. Motiejau. Jinai tave myli.
Tu mane paliksi? Gruiniaus karieta. Edmundas. Ką Edmundas? Jis užkapojo. Negyvai užkapojo Mariją. Ne. Ne! Jie susekė. Įmetė į rūsį. Aš pati girdėjau, kaip jinai šaukė. Aš dabar tebe girdžiu, naktimis girdžiu, ji vis dar šaukė, mano geroji auklė, mano teta Marija. Ji blaškosi naktimis, pagalbos maldauja. O paskui ją Edmundo žingsniai, žingsniai, žingsniai. Tarsi grumsta į karstą. Viešpatie, aš nebegaliu daugiau grįžti į dvarą. Kur jūs? O aš? Nepalikite manęs! Nepalikite manęs! Aš jums būsiu vietoj Marijos! Nepalikite manęs! Nepalikit! Nepalikite manęs! Nepalikit! 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 Panelė Kristina, atvažiavome. Jau atvažiavome. Ponas Edmundai, ten panelė Kristina, ji nelipa. Kur nelipa? Kad čia tauziai niekus. Nelipa. Sėdi karietoj ir nelipa. O viešpatie, Dieve mano, ką šovė, kas? Aš, mama, dideliam jūsų džiaugsmui pro šalį. Ir man nebėra daugiau kas čia veikti. Šiandien pat aš išvažiuoju į Peterburgą. Tu gyvas, Taduk. O viešpatie, ką tu padarei? Tadai, ką tu padarei? Kur Juozapas? Laukarė.
Tik tu neik ten. Neik tenai. Aš geriau pati pašauksiu. Aš pats, mama. Tu pasakyk man, pasakyk kaip motinai. Ar tiesa, ką apie tave žmonės šneka? Ką šneka? Kad tu razbainikas pasidarei, rubavoji ant kelių. Kas turi iš to atimu, kas neturi, tam atiduoda. Aš svieto lygintojas, mama, o ne razbainikas. Neleisiu! Aš tavęs niekam netiduosiu. Apsaugosiu tave nuo nelaimės. Nebijok, mama. Man jokia nelaimė negresia. Tik va valgyt noriu. Tu geriau ką nors paruošk, aš pas Juozapą nubėgsiu. Tadai. Tadas. Aš. O tu mane įvelnės. Ar tavęs čia nieks nematė? Motina antras tu. Priveriai tu čia košys. Pats priveriau, pats ir srėpsiu. Na kągi, pabandysiu. Seniai belaikiau. Trrr. Fu. Na kaip? Neužmiršau? Ne. Ką toliau darysi, Tadai? Kaip gyvensi? O tu kaip galvoji? Tadai, Taduk, pasiduotum, išpažintum kaltes. Gal pasigailėtų? Už kokias kaltes? Už ką pasigailėtų? Na. Tegu jie rūpužės prisipažįsta. Ne. Geriau jau vieną dieną karaliaut, negu visą amžių vergauti. Gaila, gerų vyrų trūksta. Jeigu mužikas nedrebėtų dėl savo žemės lopinėlio, dėl savo šeimos, dėl savo kailio, pagaliau, Žemaitija seniai galėjo tvarkytis be ponų ir ne tik Žemaitija. Ką tu čia dabar? Vaikiškas tavo protas, Tadai. Vis tiek pagaus. Pagaus. O kas tada? Vėlgi motina serga. Kartu būtume žemę arę. A? Vienam prisei žemę arti, Juozai. Vienam. Ir motina pasirūpink. Tadai. Taip jau išėjo.